Sveiki, mano brangieji, šiandien vėl naujas keturratis. Naujas, kai kada žiūrėsit, jau turbūt jis bus nenaujas, jau bus žmonės visi išpirkę beveik, bet dabar šiandien galiu papasakoti, kas tai yra. 1500 W keturratis, 8 colių ratais, 60 V, 32 Ah baterija. Nežinau, kodėl tiek parašė, bet toks vaizdas, kad tikrai nemažai čia yra. Platus keturratis, sportinis keturratis, su tokiu turi tiek priekį, tiek gale apsaugas, ant jo galima drąsiai vienkę pastatyti. Dvienkę. Taip, priekį apžiūrėkime. Atrodo šiaip, kad šakės išlaužytos lengvai, bet labai įdomus lenkimas, bet išplatinta bazė. Amortizatoriai reguliuojami, bet tikrai, sakyčiau, rimti, gan sudėti. Pažiūrim amortizaciją. Neblogai. Atšoka. Da pasimasažuos, bus šis gerai. Taip, hidrauliniai stabdžiai, tiek priekį, tiek gale. Šarnyrinė važiuoklė, aišku, šarnyrinė visada dažniausiai būna. Pas mus bent jau mes stengiamės, kad jinai būtų. Gale 2 hidrauliniai stabdžiai, variklis. 1500 W. Koks? Reduktorius stovi. Su kuo? Su Diferencialu. Gearbox Oil Change. Rašoma, pirmą kartą po 3 mėnesių pakeisti, antrą kartą po 6 mėnesių pakeisti, trečią kartą jau toliau nebekeisti. Taip, galas irgi toks pat amortizatorius stovi, bet čia yra irgi reguliavimas. Galima prisireguliuoti biškį aukštį jo paties, jeigu norit, bet šiaip nėra principais, kad išcentruotas dabar, tai čia nelabai to aukščio reguliuoti reikėtų. Taip, pereikim prie valdymo. Pasukam raktelį, įsijungia monitorius. Standartinis, niekom neypatingas. Tai reiškia 60 V, rašo kilometražą, rašo greitį, kad jūs pasirengę važiuoti ir pačią bateriją. Į priekį atgal. Tai reiškia paprastai labai valdomas gearboxas. Greičių dėžė. Signalas, kad galėtumėt prasinešti, kad važiuojat. Ir kas yra svarbiausia, kad galima reguliuoti greitį. Va ten pažiūrėk. Ten yra spinelė. Yra. Ten yra spinelė, kur galite pasisukti ir, pavyzdžiui, vaikui ištraukus tą raktelį, tai yra jūs ištrauksit, vaikas negalės važiuoti. Šviesas dega? Nustatytų greičių. Dega šviesos, taip, trumpos, ilgos, praktiškai labai nesikeičia, bet... Kam jums reikia, svarbu, ką jūs tik matysite. Bet jisai šiaip gerai šviečia palyginti, taip. Baterija jau turi tokią dėžę, kurią galima ir išimti. Nemeluosiu, pasistengti reikės, nes svorio tikrai nemažai. Bet, kuom yra gerai, jūs visą tą dėžę galite nusitemti pas save kažkur, kur šiltai. Ar netgi, sakykime, pasikrauti, jeigu tai patogu, bet šiaip ta dėžė yra būtent tam, kad galbūt laikyti per žiemą, jeigu jūs nenaudojat. Ką galiu dar pasakyti? Kad jį galite rasti mankius.lt parduotuvėse visose, tai reiškia Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Prieš pasiskambinkit, prieš tai atvažiuoja, nes kartais būna, kad išvažiuoja greitai, taip pat parduodam, paskui atstatom, tai kad žinotume tiksliai. Ir visoje Lietuvoje mankius.lt paskambinkit, užsakykite, pagalvokite ir gausit.